Sveiki sugrįžę į Kovotojų kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes lankomės mūsų partnerio šaudykloj, TGR Lithuania, kurioje įsikūrusi Dukštų kaime. Ir mes šaudykloj ne šiaip savo. Tai ką mes šiandien darysim? Tai mes šiandien atliksime šaudymus su lygiavamzdžiais. Tai praeitame video matėt, mes pristatėm armory.lt parduotuvėje, pristatėm lygiavamzdžius. Šiandieną turime du modelius. Tai turime FD12 ir Impact R4. Abu ginklai yra iš Rev Arms. Ir čia turime Impact R4 modelį, tai yra Supreme modelis. Tai jis yra šiek tiek paturbintas, pabombintas modelis. Tai visų pirma turime palengvintą spyną, turime didesnį spynos paleidimo mygtuką ir taipogi, kaip rodėme jau praeitame video, yra ported vamzdis, tai yra išgręžtas vamzdis. Ir ką? Šitame ginkle telpa 7 šoviniai į vamzdį. Tai visų pirma, mes galim sutalpinti 7, jeigu turėtumėm vamzdyje šovinį lizdą įleidę vieną šovinį, tai būtų 8 ir dar galima, aišku, paslėpti vieną šovinį, vadinamu ghost loadingu, tai galime iš viso turėti 9 šovinius. Tai nieko nelaukus, dabar pabandysime, kaip jisai jaučiasi po pirmų šūvių. Tai atliksime pirmų šūvius. Aš asmeniškai esu šaudęs iš lygiavamzdžio, aš turiu pats pas save turiu lygiavamzdį, bet aišku, jisai neprilygsta niekom štai šitam. Tai čia bus man toks, galim pasakyti, pirmas tikras pojūtis, kaip štai šitas Benelio klonas dirba ir kokie yra jo pojūčiai. Tai ką, nieko nelaukus, pažiūrėkime, kaip jis iššaudo. Kaip minėjau, šitame ginkle telpa 7 šoviniai, tai labai paprastai mes jį užtaisom. Kalibras jo yra 12-70, taisysim ir atliksime pirmus bandymus, kaip jisai mums jaučiasi. Eisim, išbandysim štai šitą gražuolį. Visų pirma, sauga, nepamirškime saugos, tai ausis ir akis. Keliaujam. Tai pradėsime pradžiai, kaip minėjau, visų pirma pabandysime, kaip jis jaučiasi, koks pojūtis, kokia atatranka. Padarėm 7 šūvius. Tikrai atatranką aš jaučiu. Tikrai kala geriau negu mano, kaip pasakyti, turiu įžą. Tai jisai kala tikrai geriau. Po 7 šūvio ganėtinai čiūs. Šiaip nulistukas labai smagus, viskas yra ok. Vieną taikinį nukovėm. Šitas gražuolis tikrai turi gerą spyrį. Tai šitas gražuolis tikrai turi gerą spyrį. Ir ką? Pažiūrėkime, ką jis dar sugeba. Taigi, atšaudėm su Impact R4. Kaip matėt, šiek tiek pabandėm patys pojūtis, kaip ginklas šaudosi. Tada biškai bandėm pataktikuoti, tai man asmeniškai buvo pirmas kartas kažką panašaus darant su būtent štai tokiu lygiavamzdžiu. Į tokį, kaip pasakyti, dirbti su tokiu šautuvu, tai tikrai reikia įdėti praktikos nemažai. Tai yra daug dalykų, ką norėčiau užtobulinti, kur norėčiau išmokti, nes pats, kaip pasakyti, visas veikimo, užtaisimo principas šiek tiek yra svetimas man, ne? Tai reikia tikrai labai gerai atidirbti. Bet smagumo šitas ginklas suteikia labai daug ir
bandėm paimituoti taktinį judėjimą. Tai patys pirmi šūviai, kur padariau, tai iš pradžių jautėsi tikrai gana didelė atatranka. Bet po to jau, kai pradėjau dirbti, pradėjau eiti, pradėjau šaudyti, tai viskas buvo tikrai cool. Nebesijauti tos tokios didelis atatrankos, turbūt, kaip pasakyti, pats kūnas priprato, o šiaip labai smagu. Man tai, kaip minėjau, pats pagrindinis dalykas yra, kad reikia atidirbti taktiką, kaip su tokiu ginklu eiti, valdyti ir visą kitą. Tai, o šiaip, dronam taktikuoti, tai šitas ginklas yra super. Tai ką? Sekantis mūsų asortimente ginklas yra FD12, kaip minėjau, tai yra bullpup tipo lygiavamzdis, šotgunas, tai va tokį daikčiuką mes esame matę John Wicko filme. Tai viskas lygiai taip pat, turim kalibrą tas pats 12-70, tik tiek, kad jisai jau dirba šiek tiek kitaip. Tai čia yra nebe pusiau automatinis, čia jau yra kaip pompa, tik tiek, kad mes turim rankenėlę ir mums reikia visą laiką ją pertaisyti su kiekvienu šūviu. Tai kągi, pažiūrėsim, pabandysim, kaip šitas ginklas jaučiasi, kaip jisai veikia ir pabandysim šiek tiek su juo pajudėti ir pašaudyti. Judam. Su FD12 komplekte ateina štai tokios dvi po 5 šovinius dėtuvės, tai kur būtent Impact R4 mes turėjome susidėti šoviniukus ir tada pusiau automatiškai juos visus pagrebė. Čia štai turim labai panašu dėtuvę į AR15, tai paprasčiausiai mes susidedam šovinukus ir viskas. Ir čia telpa 5 šoviniai, tai turim 2 dėtuvės po 5 šovinius, tai iš viso 10 šovinių ir aišku pajudėsime, pašaudysim, pažiūrėsime, kaip viskas jaučiasi. Ir tada po šito šaudimo galėsiu aš jums duoti, kaip pasakyti, savo atvirą požiūrį, lyginant į šitą šautuvą ir kas man patiko ir kas man nepatiko. Tai nieko nelaukus, pajudėkime, pažiūrėkime, kaip FD12 veikia ir kaip jisai šaudo. Tai gerai. Tai su šituo ginklu mes nieko labai netaktikuosim, labai daug. Tiesiog nueisim prie taikinių, pabandysim atšaudyti ir sunaudosim 2 dėtuvės. Tai sunaudosimės 2 dėtuvės ir pažiūrėsim, kaip jisai jaučiasi. Okay? Tai pirmas pojūtis šaudant su šituo, tai nežinau, jisai man kala daug labiau negu Impactas R4 Supremas, tai tikrai jaučiasi skausmas petį, tai turi biškai geresnį, kaip pasakyti, geresnis, galingesnį spyrį, ne? Tai pirmas dalykas, o antras dalykas tas vis dėlto patogumas, tai su Impact R4 tiesiog šaudai ir viskas persitaisosi, čia jau tenka šiek tiek padirbėti. Tai pabandysime dar šiek tiek persikeisti dėtuvę ir pabandyti šiek tiek pajudėti, pašaudyti, pažiūrėti, kaip veikia visas judėjimas su pertaisymu ir kaip toks pojūtis yra. Tai ginklas tikrai turi ganėtinai gerą atranką ir tikrai, kaip pasakyti, man petį skauda, tai išleidau 10 šovinių, tikrai jaučiasi. O pats ginklas yra smagus, reikia daug taktikuoti, kad irgi atidirbti viską, tai dar norėčiau užsitaisyti dar porą dėtuvų ir gal šiek tiek pamatysim pajudėti iš toliau, pažiūrėti, kaip jisai jaučiasi. Tai dėtuvė, 5 šoviniai, biškutį iš patyrę dangos, pamatysim pajudėti ir pažiūrėsime, kaip galim su šito dar ginklu dar padirbėti.
5 šūviai atlikti ir jaučiasi iš tikrųjų skirtumas. Kaip matėte, aš judėjau į priekį, norėjau dar atlikti papildomų šūvių, bet jau nebebuvo pas mane šovinių. Nes Impact'e R4 Supreme modelis, tai 7 vamzdis plus 1, gaus loadingas, tai mes turim 9 šonius, tai šiek tiek jau yra daugiau. Tai aš galėjau, kaip šituo šaudžiau, galėjau šiek tiek daugiau atlikti šūvių, eiti į priekį, o su šituo jau man šiek tiek pritrūko šūvių, bet įsivaizduokit, kad dėtuvė štai yra tokio dydžio, jinai panašiai R15 dėtuvė, ne, iš pačio, kaip pasakyti, iš ilgio, tai jo telpa tik tai 5 šoviniai. Tai, bet mes turim 2 dėtuvės, tai realiai 10 šovinių. Aš manyčiau, kad daugiau, nes įsivaizduokit, dabar pažiūrėkit, kaip mes ją įdedam, tai jeigu būtų ilgesnė dėtuvė, pasakykim, tai jinai kažkur būtų čia, tai jau mums turbūt ir trukdytų biškį manevruoti ir visą kitą. Taigi užturėjom tikrai neblogą sesiją šaudant iš lygiavamzdžių šautuvų. Tai susumuojant, kaip pasakyti, susumuojant šitos 2 lygiavamzdžius, tai turim F12, turim FD12, kuris yra bullpupas, kuris yra, kaip pasakyti, pompa, tai reikia pompuoti, ne? Ir tada turime Impact R4, tai pusiau automatinis. Tai iš šitų abiejų ginklų man labiausiai patiko štai šis, kurį aš ir laikau rankose. Tai yra Impactas R4, čia, kaip minėjau, yra Supreme modelis. Man su juo taktikuot buvo daug patogiau ir geriau ir vėlgi, kadangi jame telpa daugiau šovinių vienu metu, nekalbėkime apie tai, kad jis turi 2 dėtuvės, mes galime ir 8 neštis, ne? Bet vienu kartu ginklą užsitaisius, mes galim atlikti daugiau šūvių, man jisai labiau patiko, atatranka jo man asmeniškai buvo šiek tiek švelnesnė FD12 ir aišku, mes galim, kaip pasakyti, pati buožė galim šiek tiek, kaip pasakyti, mes ją galim nusireguliuoti tą pačią buožę, ne? Tai iš šitų 2 ginklų mano asmeninis pasirinkimas būtų Impactas R4, bet jie abu yra smagus ir tikrai abu turi savo paskirtį, ką su jais reikia daryti. Tai jeigu jūs domina būtent lygiavamzdžiai ginklai, tai kaip minėjom praeitam video, kur mes filmavome apie juos, tai mes filmavome arbori.lt, nuvažiuokite pas juos, tai jums patars, padės, išsirinksite tikrai savo tinkamą lygiavamzdį ir galėsite atvažiuoti su juo į TGR Lithuania šaudyklą, pasišaudyti, prabandyti. Savininkas Anatolijus tikrai sugalvos kokią nors tai gerą jų programą ir pasibandysit. Tai šiam momentui sakau tiek ir susitiksime kitame video.